Sveiki! Tai būtinai paspauskite subscribe mygtuką apačioje ir like ant video, man tai labai padės. Ačiū, kad įsijungėte mano YouTube kanalą Ingrida Gečia. Ir šiandien pradedam su naujų vlogų. Šiandien yra pirmadienis, keliausim į mokyklėlę. Tai norėjau parodyti, kad kokius vitaminus geriu. Kiekvieną dieną stengiuosi išgerti. Tai yra tokie Pregnant Plus vitaminai. Tabletės, veganiškos tabletės. Jas yra būtent ir nėštumo metu, ir žindančioms. Tai stengiuosi jau nedaryti šitos klaidos, kaip ir nėštumą, kad netrūktų visokių vitaminų ir geležies ir panašiai. Tai čia yra ir geležies, ir D vitamino, ir B vitamino grupės. Na, Austėja norėjau pasakyti, kad po truputį vaikšto, kaip matote, vis labiau stoviniuoja, bando eiti, bando paeiti, bando jau šiukšlės rasti ant žemės, reikia viską paimti. Tai va, jau pradeda stoviniuoti. Turim iš tikrųjų labai nedaug laiko, nes reikia ruoštis į mokyklėlę. Tai šiek tiek einu persirengti ir makiažą šiek tiek užsidėti, nedaug blakstienas ir antakius pasidažysiu. ir jo, šiandien taip pat ryte buvau kineziterapijoje, antrą kartą jau einu, buvau praeitą savaitę, bet praeitą savaitę šiek tiek apsirgau, su Austėja apsirgom, tai nebegalėjau tęsti, tai einu šią savaitę net 4 kartus iš eilės, kiekvieną dieną. Tai labai intensyviai vyksta pas manęs gyvenimas šiuo metu, bet nieko, atsikels be 27 ir po 7:10 jau turi būti mankštoj. Tai labai anksti ir kūnas neįpratęs prie tų mankštų, tai tokius specifinius pratimus darom būtent mano nugarai, juosmeniui. Tai tikrai pavargstu. Žodžiu, einu ruoštis. Čia pas mane staliukas yra tas su lemputėm, bet naktį, jeigu išjungiu, labai šviečia šitą lemputę, labai ryškiai kažkaip. Ir sugalvojau prailgintuvą prasitiesti, kurį toks nedidelis, 3 kelių, ir kad būtų išjungimas. Tai va, man visą tą lemputę išjungia. Aišku, čia tie laidai galbūt nelabai gražiai atrodo. Na, bet patogumas miegant. Kur Austėjasi? Pas kalbiniais vaikštai? Nu va, jau pasiruošiam, į mašiną įsėdam, važiuosim toj. Tai tikiuosi viskas mokyklėlėj pavyks, nes praeitą kartą, kai nuvažiavau mokyklėlę, tai žodžiu buvo taip, kad visiems pasakė 20 minučių pabūti lauke, nes tipo yra kažkas užminuota, tai visas Vilnius turėjo 20 minučių pabūti lauke. Tai kai grįžom į mokyklėlę, žodžiu, jau sakėm, pamokėlė perkelta. Nu tai žodžiu, tikiuosi šį kartą niekas neužminuos kažko. Kažkas neužminuos kažko, tai ir neskambinės, tai tikiuosi pamokėlė praeis sklandžiai šiandien. Ir ne veltui nuvažiuosim ir susiruošiam. Čia toks lauko darželis yra, tai visokie tokie staliukai. Ten mačiau yra ir indukų visokių pridėta ir ten toliau yra. Žodžiu, smagu čia būtų lankyti lauko darželį. Tai va, su Austėja jau baigėme pamokėlės ir atvykome čia prie Panoramos, yra tokia vegetariška kavinė. Tai susitikom su vyru pavalgyti. Austėja pasarūna rankose. Biškį užsnauda Austėja mašinoje.
bet atsikėlė. Va, dabar atėjom pavalgyti. Tai čia užsisakėm žirnių ir daržovių sriubos ir sojų kepsnelių. Labai skanus patiekalai, kiek atsimenu. Dar buvau čia nes čia vaikščiodavom pavalgyti su Arūnu. Tai labai patikdavo, galvoju, pamėginsim, gal Austėjai patiks. Bemielės donytės valgom. Austėja ir žirnių sriubytę. Labai skani. Patiko ir Austėjų. Taip. Molės. Bando pati apsirengti Austėja. Pavalgėm skaniai, dar tokį desertą užsisakėm. Sezamų sėklų. Obuolių sulčių dar pasiėmėm su morkom. Austėja irgi biškį užkandą pavalgė. Rengiamės. Tai ką, rengiamės ir važiuosim matėtis į darbą. Ateik. Na, Austėja jau dabar iš tikrųjų pietų metas ateina, tai pietų miegas tiksliau ateina ir eisim miegoti. Aš irgi tokia biškį pavargusi, nes labai intensyvus rytas buvo. Ryte mankšta nuo pat 7, po to mokyklėlė, po to papietauti su vyru. Tai, žodžiu, tokia išsitaškius jaučiuos, pavargus, reikės eiti ir man pailsėti. Dar kol Austėja čia blūdija ir neužmiega, dar reikės ją pamaitinti, aišku, prieš miegą. Bet norėjau papasakoti, kaip sekasi šitoj lovytyje migdyti. Man tiesiog gan greitai ir išlipti ir visa kita tai ne problema. Bet smagu, iš tikrųjų gerai toj lovytį miega. Tik aišku dabar, kai vyksta tas miego visos regresijos, kai dantukai dygsta ar dar kas nors, tai būna šiaip sunku miegoti vaiko ar ten jinai miegos, ta prasme, ar čia, ar lovai, ar lovytė, ar kur be miegoti, tai yra sunkiau miegoti. Bet šiaip iš esmės jinai miega viena pati, jeigu viskas yra gerai. Mes ją paliekam nuo kokių 7:30 miegoti, tarkim, iki kokio 12 nakties mane pasikviečia, būna, kad 10 pasikviečia, aš pamaitinu ir tada vakar, pavyzdžiui, 10 pasikvietė mane, pamaitinau ją Austėją ir tada pasikėlė mane tik tai 4 nakties, tai aš nuėjau kokią 11 miegoti ir jinai pasikėlė tik 4 mane. Tai labai džiaugiausi, nes galėjau išmiegoti net 5 valandas, kas yra daug. O dar žaidžia jinai. Vaikas, kas labai smagu, kad vaikas gali išlipti ir žaisti pats, kada nori, visi žaisliai yra pasiekiami. Austėja dar blūdija. Eisi miegoti. Anksti ir atsikėlus ir vis tiek tu ištveri. Eisi miegoti? Miegoti? Miegoti. Austėja. Ai, čia tokius indukus radau, labai fainus, gal kažkam bus aktualu. Čia yra metaliniai indų komplektukas, iš Pepko parduotuvėje radau. Dar virtuvėlės mes neturime, kol kas va toks kambarys. Bet vat jau galvoju apie virtuvėlę po truputį. O kodėl metalinius indus nupirkau, nes pamačiau, kad jai patinka garsas. Mokyklėliai irgi buvo tokie metaliniai indai, tai jinai labai žaidė su jais visokiais. Ir toks mažesnis indukas, yra keptuvė, yra vat dangtis, yra vat tokie vat visokie. Tokie kaip biški tikroviški, atrodo, vat puodas yra. Galima įdėti kokius ryžius, grikius, kažką vat jai pažaisti, tikrai labai smagiai atrodo tie indukai. Ir nebuvo labai brangus, tai va, kas ieškot indukų, Pepko parduotuvėje radau. Po truputį ieškau virtuvėlėse ir galvoju apie ją, nes manau, kad tikrai jinai vėliau žaistų, nes jinai mėgsta kažką atsistojus kažką krapštytis, tai va, bet nerandu, kad būtų geresnė kaina, nes jos visos labai brangios, tai žiūrėsim. Na, o ką sakiau apie tą vat, tokią spintelę naują, kurią užsakiau, Austėjos gimtadienio progai užsakiau tokią
kaip lentyną. Tai čia yra stalas, tiesiog Ikėjos paprastas stalas, mes jį naudojam austėjai pervystyti ir naudojam dabar knygutėms susidėti ir va čia visokie pamperiai yra sudėti. Čia jinai numetė nuo palutę. Tai va tai čia yra pamperiai visokie sudėti, va visokie įranga visa. Jo žaisliukai po pačios ir knygutės būna sudėtos. Tai va tam naudoju, bet noriu naujos tokios spintelės ir labai mačiau spintelę tokie kaip įmonė, nežinau, tokie žmonės galbūt daro iš medinių, iš medienos, iš tikros medienos daro baldus. Tai va, tai užsakiau austėjos pirmojo gimtadienio proga, kuris artėja. Tai tą baldą ir pagamins galbūt prieš gimtadienį, tikiuosi, jeigu ne, tai gal vėliau biški. Ir jo, ir labai laukiam tą baldą, nes jisai labai daug ir knygučių mums sutalpins, ir žaisliukų, nes ten yra ir stalčiukai apačioje, ir knygutėms susidėti tokie skireliai. Ir taip pat dar buvo, kas man labai patiko, kuom išskirtinė ta, na aišku, kai ateis parodysiu, labai fainas dalykas, kad vaikas atsistojęs dar gali žaisti ant jos. Yra tokia grinai padaryta erdvė susidėti žaisliukam ir žaisti su jais atsistojus. Ir už jos dar galima ir dar knygučių ten įsidėti. Nu, žodžiu, tokia labai labai simpatiška, tai parodysiu viską, kai ateis, labai labai nekantrauju. Tai pamatysit, čia už mėnesio gero, grubaus tokia jo ir ateis. Tai va tokie visokie baldukai dar reikalingi pas austėją, nes austėja auga ir jai reikia skirtingų poreikių, keičiasi tie poreikiai, jau nebėra visiškai kūdikis, na žinote, nebereikia tų tokių žaislų visiškai, kurie jau buvo tokie labai žaisliukai, tai va, tai vis atnaujinu kažką ir stengiuosi neprisipirkti, bet apgalvoti, ko man reikia ir ieškau geresnių pasiūlymų. Tai va, taip. O dabar einam miegoti, nes jau pramiegojom tą laiką ir nežinau, ar čia užmigsim. Nu va, ką tik atsikėlėme su austėja, buvom labai pavargusios, išmiegojom net apie 2 valandas beveik. Dabar austėja labai verkia. Norėjo pienuko, rodė man į krūtinę, bet kažkaip nenori pasiduoti ir kaičiu pienuką. Dabar va šildau pienuką tokiam aparate, tai kažkaip nesinori pasiduoti ir jai duoti krūtinę vakare, nes vakarais aš duodu, vietoj vieno maitinimo duodu jai sojų pieną, tai labai graudžiai verkia, aišku, gaila, bet kažkaip reikia pereiti po truputį. Mes su austėja kaip visada atsisveikiname jau vakare, kadangi jau nieko labai ypatingo nebeveiksime, tai niekur nenufilmuosiu. Tai va, tai atsisveikiname ir susitiksime kitame video. Būtinai paspauskite subscribe mygtuką apačioje ir laikant video. Labai esu jums dėkinga už tai, kad žiūrite, komentuojate, kad palaikinat, pasubscribinat mano kanalą. Tai labai labai man svarbu. Na, mes susitiksim kitame video. Iki. Čiau.